Mūsų Gemos centre turime programėlę mamai ir vaikui arba šeimai ir vaikui nuo pat pačios pradžios. Pradžioje kviečiame besilaukiančias mamytės į nėščiųjų mankštą, kurią galima daryti salėje arba baseine. Kai vaikelis gimsta ir jau pradeda laikyti galvytę, tada vaikučius kviečiame į baseiną, speciali mankšta vaikučių plukdymas. Na, o tiem, kurie nori būti salėje ir ypatingai mamytėm, kurios nori atstatyti savo formas, yra speciali mankšta mama ir vaikas. Taigi sportuoja tiek mamytė, tiek vaikelis. What's going on? Ding, ding. Bam 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 ding bam dam bam 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 bim bram bram ra 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 bam 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 bam. What's going on?
vaikai paauga, juos kartu su mamytėmis arba su tėveliais, arba broliukais ir sesutėmis kviečiame į specialią mankštą linksmosios pėdutės. Linksmosios pėdutės tai mankšta, kada vaikutis jau bėgioja ir vaikšto ir tiesiog norim, kad jų pėdutės ir kojytės užaugtų labai sveikos ir gražios. Taigi mankštos metu sportuoja mama arba tėtis ir sportuoja mažylis. Bėgioja, šokinėja, laipioja per įvairias kliūtis, o emocijų ir juoko tikrai netrūksta. Jei norit, kad jūsų vaikučio pėdutės būtų sveikos, jisai mokėtų taisyklingai vaikščioti, bėgioti, šokinėti ir išmoktų puikiai juoktis ir reikšti savo emocijas, laukiam jūsų gemoje. Linksmosios pėdutės.